ar patikėčiau savo gyvybę įgulos nariams? Pirmas dalykas turbūt ir yra, kada tu eini buriuoti sportinį, ypatingai buriavimą. Ir tai yra, kad yra pagrindinis dalykas pasitikėjimas. Tai jeigu tu nepasitikėsi, tai tada tu su jais neplauk. Tai vienareikšmiškai taip, aš pasitikiu. Kokių savybių reikia būti buriuotojui? Visi tinka į buriavimą, visos savybės yra tikrai kiekvienoje situacijai reikalingos. Tai aš manau, kad tikrai neišskirsiu nė vienos. Absoliučiai visų žmonių visokiausių reikia. Ar būna konfliktų, nesutarimų įguloje? Oi, tai kiekvieno plaukimo metu ypatingai mes dalyvaujam regatose, tai kiekvieną kartą yra nesutarimai, kažkas susipyksta, kažkas smarkiau, kažkas stipriau, bet į krantą grįžus viską pamirštam. Čia yra buriavimas.